Dviese susitinka. Vienas sako, girdėjau, mašiną nusipirkai? Jau nusipirkau. Ką pirkai? Audinukę. Audinukę, kelintų metų? 96. O, tai jau pilnametė. Dabar galėsi su ją pėstis. Artūras Orlauskas. Lietuvių aktorius, režisierius, scenaristas bei visuomenės veikėjas. Lietuvos šeimų sąjūdžio vadovas. Kaip gerai, kad Wikipedija jo nelaiko komiku, nes po tokio anekdoto komikų jį laiko kita svetainė Visivedėjai LT, kur Artūras Orlauskas aprašytas kaip koks dievukas. Paklausykit. Vienintelis Lietuvoje tituluotas komikas, tarptautinių humoro festivalių laureatas, renginių vedėjas Artūras Orlauskas ne tik puikiai ir šmaikščiai improvizuoja, praveda žaidimus, bet ir gyvai dainuoja. Noriu jūs pradžiuginti Artūro Orlausko dainavimo šiandien neklausysim. Krindžo pakanka jau vien iš jo anekdotų. Linksminti svečius, taip kaip tituluotas maestro, kol kas nepavyko niekam. Kad ir ką tai turėtų reikšti, pokštai, anekdotai ir linksmybės liesi laisvai, inteligentiškai, subtiliai ir korektiškai. Oi, labai inteligentiškai, subtiliai ir korektiškai. Dabar galėsi su ją pėstis. Dirba su savo DJ arba su jūsų pasirinktais muzikantais. Norit nepakartojamos ir išskirtinės šventės? Rinkitės Artūrą Orlauską. Wow, kad ir kas rašė šį tekstą, Artūrą Orlauską jis garbina kaip aš tortą medutį. Jūs tik pažiūrėkite tą kremą, koks jisai saldus. Ir kiek daug sluoksnių. Koks skanutis pyragutis. Taigi, be to, kad Artūras Orlauskas yra labai prastas komikas, dar jis su DJ Keledu veda renginius ir dalyvauja tuose, žinot, milijoniniuose protestuose prieš valdžią, dar vadinamuose šeimų maršų. Gerai, atsiprašau. Pamelavau, kai sakiau, kad neklausysim jo dainuojant. Aš manau, daugelis žinot, kas per veikėjukas yra Artūras Orlauskas. Todėl apie jo išsišokimus realiame gyvenime šiandien nešnekėsim. Šiame video pakalbėsim apie Artūrčiko taip vadinamą ėjimą prieš sistemą internete. Artūras Orlauskas turi YouTube kanalą pavadinimu Artūras Orlauskas TV. Artūras Orlauskas TV. Tas pats žmogus, kuris žiniasklaidą vadina melagiais, prie savo pavadinimo prideda didžiausios žiniasklaidos priemonės trumpinį. Pats Artūras savo kanalą pristato taip. Geros nuotaikos ir teigiamų emocijų kanalas poilsiui, relaksui ir pozityvui. Dėl Dievo meilės nerėkit ant manęs, prašau. Jūs niekur kitur nepamatysite to, kas atskleidžiama ir parodoma šiame kanale. Geriausių ir vienintelio Lietuvoje komiko, pelniusio laurus tarptautiniuose humoro festivaliuose pasirodymai, komentarai ir poklabiai su autoritetingais svečiais savo srities profesionalais. Labai išsamus ir kanalo turinį tikrai atitinkantis aprašymas, Artūrai. Vėliau pamatysit, kad ten jokio relakso ir pozityvo nei iš tolo nematyti. Orlausko kanalo vietovė, pasak patį Artūrą, yra Lenkija. Kodėl? Tai Orlauskas savo kanale dažniausiai kelia, kaip jis pats vadina, informacinės satyros ir humoro laidas iš kiemo pusės. Jos išeina kiekvieną dieną. Ten jų iki dabar, kai filmuoju šį video, yra 291. Orlausko laidos dažniausiai būna ilgesnės nei 20 minučių, tai jau patys suprantat. Kasdien keliant tokius ilgus vaizdo įrašus, aukštos kokybės tikėtis nereiktų. Todėl jo video informacija neretai pasikartoja, montažas labai minimalus, o kokybė kaip jo anekdotų. Buvo geras blowjobas. Šiuose informacinės satyros bei humoro laidose Artūras Orlauskas dažniausiai pasakoja apie šių dienų aktualijas ir ištisai kritikuoja valdžią. Ta prasme, visą laiką. Netgi tas vietas, kurios su valdžia niekaip nesusijusios, Artūrčikas vis tiek pritemps prie to, kaip blogai dirba Seimas. Prašome pakratyti kojas. Svetingai pasitinka kavinės istorijos fakulteto kieme duris. Čia galima ir linksmai žiūrėti šitą fotografiją, bet tai yra taip dviprasmiška ir taip... Taip jau, suprantat, atitinka tą laikmetį, kai valdžia... Seni, prie ko čia valdžia? Mes ką tik kalbėjom apie užrašą ant kavinės durų. Nekišk čia, prašau, valdžios. Ir seniai apsikirp geriau, nes visas apžėlės. Tiesiog tiesiai šviesiai sako, prašom pakratyti kojas, nes jūs mus tik atiduokit prieš tai visus savo pinigus. Žiūrovams bandydamas įskiepyti, kokia blogai yra valdžia. Gerulis žodžių žaismas, ką? Įskiepyti, kai jis pats yra didžiausias antivaksi. Supratų žodžiu. Artūras Orlauskas dažnai naudoja priemonės, kurios padeda tą neretai melagingą ir nepagrįstą informaciją tiesiog sukišti į auditorijos galvas. Apie tos jo metodus šiandien ir pakalbėsim.
bitch like young. Artūras Orlauskas tiek daug kalbėdamas neretai pradeda prieštarauti pats savo. Pavyzdžiui, 291 savo laidoje jis nusprendė aptarti Delfi interviu su Lietuvos Respublikos prezidentu Gitanu Nausėda. Jo buvo klausima įvairių klausimų apie infliacijos padidėjimą Lietuvoje 2022 metais. Negalime paneigti fakto, kad didelė infliacija šiandien egzistuoja visur. Bet ne tokia didelė kaip Lietuvoje. Tikrai taip. Artūrčiukui kaip visada nepatiko prezidento atsakymas, todėl jis jo ekscelenciją išvadino cinišku melagiu. Dabar, kai žmonės žiūri į prezidentą, kad ir kitose laidose, štai tiesiog supranta, kad dar vienas ciniškas melagiūkštis. Bet po kelių sekundžių dar kartą aptardamas prezidento atsakymus, Orlauskas pasakė taip. Ir kai bando va šitai primityviai pasakoti, kad žinokit, nežiūrėkit, kad pas mus rekordinė infliacija ir rekordinės kainos, kitur irgi biški pakilo. Biški pakilo. Tai tada supranti, kad, net teksto vargšas neparuošęs, kaip išsisukti šitos situacijos ir bent jau pabandyti pripudrinti kam nors smegenis. Ką? Artūrai, jūs ką tik sakėt, kad Gitanas Nausėda yra melagis, atsiprašau, ciniškas melagiūkštis. O dabar kalbat, jog jis nepasiruošė kalbos ir nebandė niekam pudrinti smegenų? Kaip tai veikia? Jūs geriau iškart pasakykit, kad nepaisant to, kokį atsakymą duos Gitanas Nausėda, jūs vis tiek rasit prie ko prisiknist, bei apkaltinsit smegenų pudrinimu. Taip pat, jei naudojate socialiniais tinklais, ypatingai Facebook'u, ar bendraujant su Orlausko pasekėjais, turbūt pastebėjot, kad kai pradedat kalbėti apie užsienį, tarkim karą Ukrainoje, jie visą laiką sako, ei, sugrįžkite į Lietuvą, mes ir Lietuvoje turime savo problemų. Nekiškit nosis į ne savo reikalus. Tačiau tokie pradėkim nuo savęs principai baigėsi tuomet, kai užsienio valstybės padaro kažką, kas naudinga jiems. Na, tarkim, Artūras Orlauskas pasiėmė Vokietijos pavyzdį, kalbant apie bankų nacionalizavimą. Tai ir šiais kapitalizmo laikais nacionalizuoti privačius dalykus yra kaip ir įprasta praktika. Na, o kalbėdamas apie garantijas taiga mirusiems nuo skiepų, Artūrčiukas griebėsi Australijos pavyzdžio. Sveiki, trumpai. Naujienos iš Australijos. Trumpai, skiepų vartojimo naujienos iš Australijos, kaži ar neperims patirties mūsiškiai. Absoliutus veidmainis ir hipokritas yra tas mūsų Orlauskas. Jo vidiniai pykčiai su savimi primena Hamletą. Na, o jis seną driežiuką, kuris nepriklausomai nuo temos griebs tai, kas naudinga jam. Žinoma, kaipgi įtikti savo atbukusiems žiūrovams, nemeluojant ir nesusikuriant savo naudingų tiesų. Artūras Orlauskas puikiai valdys ir šį meną. Kaip žinome, visai nesiniai elektra itin atpigo, o kai kur buvo fiksuotos net neigiamos kainos. Tai reiškia, kad tiekėjas tau primoka už tai, kad naudotume elektros energiją. Artūrčiukas nusprendė aptarti ir šią naujieną. Tiesa, jis savo žiūrovams aiškino, kad elektros kaina negali būti neigiama. Aišku, kad kiekvienas tiekimas paslaugos, kiekvieni kiti dalykai kainuoja ir negali būti neigiama kaina. Taip pat Orlauskas išėmė iš konteksto vieną žinių reportažo sakinį, taip atseit demaskuodamas valdžios melą. Stebuklai elektros biržoje. Seniai regėtos 10 kartų žemesnės kainos. Vėjas papūtė vėjas, aiškiai. Artūrai Orlauskai, tu nususis melagi. Elektros kaina pasidaro neigiama, kai jos prigaminame per daug. Pavyzdžiui, pučia didesnis vėjas ir vėjo jėgainės pagamina daugiau elektros energijos nei planuota. Tuomet tiekėjui apsimoka geriau sumokėti vartotojams, kad jie naudotų kuo daugiau tos energijos, negu sustabdyti visą elektrinę. Tai vadinama pasiūla ir paklausa, Orlauskai. Suprantat, tas tekėjimas buvo toks, suprantat, kaip teka, va taip jis tada biškiai atgal tada teka ir jinai atbulava tą elektrą, jinai dėl to neįgiama. Užsičiaupk, Orlauskai, nei tavo bairiai jokingi, nei melai geri. Bet žinoma, jų geriau nežinoti ir šnekėti tai, ką nori girdėti tie buki žmogeliukai, kurie žiūri Orlauską. Taip pat Artūras jo paties teigimu demaskavo LRT melus. Žiniasklaida prarado visišką pasitikėjimą. Čia vienas iš mūsų opozicionierių, reiškia, tiesiog ėmė ir pademonstravo, atsiuntė man tokį susirašinėjimą su LRT žurnalistais. Galbūt galėčiau paskambinti trumpam komentarui. Nuo kada galiu pasitikėti LRT? Supratau. Ačiū už skirtą laiką. Ir čia puikiausias pavyzdys to, kad net jie patys žino, kad jie meluoja, ir jie patys to neabejoja, ir kaip pagautas už rankos vagiukštis. A ką vagi?
Ai, nu, atsiprašau. O dieve, ar jis rimtai toks kvailas? Šitas susirašinėjimas nieko nereiškia. Žurnalistė suprato, jog nėra priežasties susidėti su tokiais asilais, todėl pati negaišo savo laiko. Bet Orlauskas to nesupranta, niu. Jis geriau aiškint savo avių bandai, jog yra didvyris ir pats savo rankomis demaskavo nacionalinį radiją ir televiziją. Ir niekas, absoliučiai niekas iš Artūrčiko žiūrovų nepradeda kvestionuoti, ką sako jų tėvelis. Jiems galima sakyti bet ką ir jie patikės. O mes dar stebimės, kaip tokius atsilikėlius kaip Petras Gražulis, Agnė Širinskinė, Valius Ąžuolas išrenka į valdžią. Čia tų avių žiūrinčių Orlauską darbas. Nepaslaptis, kad Artūras Orlauskas yra didelis homofobas. Jis dalyvauja šeimų maršuose, savo vaizdo įrašuose visad bando prikišti homoseksualus, taip pat teisina homofobiškus juokelius įžūliai meluodamas. Argentinai laimėjus pasaulio čempionato finalą, toks Darius Žebrauskas savo Facebooko sienoje pasidalino Orlausko lygio anekdotu. Jums jį paskaitys pats Artūras. Kalbasi 3G, vienas sako, man patinka tamsus, kitas sako, man šviesus, o trečias sako, man tai šlovės reikia. O na kaip supras? Nu įsivaizduokit, esu Lionelis Messi, žaidžiu pasaulio futbolo čempionate, finalė su prancūzais, paskutinė pratęsimo minutė, o rezultatas 3-3. Apsivarau vieną gynėją, antrą, trečią, išeinu prieš vartininką, apsivarau vartininką ir spiriu iš 3 metrų į tuščius vartus ir nepataikau. Ir tada 100 000 žiūrovų pašaukia ir šaukia Po šio įrašo Žebrauskas buvo pašalintas iš kandidatų į Kauno tarybą sąrašų. Orlauskui tai labai nepatiko. Jis pradėjo teisinti anekdoto autorių, prikišdamas tai, jog Žebrauskas yra gydytojas. Gydytojas beje, Darius Žebrauskas, o gydytojai reiškia visokių anekdočiukų papasakoja. Taip pat Artūrčikas melavo, jog nesupranta, ką reiškia anekdotetas P ir gale S. Aš asmeniškai tikrai daug variantų randu, ką reiškia šitas žodis. Nors mes visi puikiai suprantam, ką omenyje turėjo Darius Žebrauskas. Jis net sudarė žodžių, kurie galėjo būti vietoj žvaigždučių sąrašą. Tai gali būti ir pasturgalis, gali būti ir pimpis, gali būti ir dar visokių žodžių. Pastumdėlis. Už anekdotą į kalėjimą. Kokį dar kalėjimą, Orlauskai, ką tu čia nusišneki? Geriausias Lietuvos komikas net Šakių merą sugebėjo pavadinti homoseksualu vien dėl spalvoto miesto ženklo. Spalvotų Šakių savivaldybei. Ten meras pagal save, matyt, kaip žmonės juokauja, iškėlė Šakių miestelio tą naktinį apšvietimą tokį. Matyt, pagal savą orientaciją. Aš nežinau, kas jums vaidenasi, Artūrai, bet aš čia matau Lietuvos trispalvę su atspalviais. Štai čia oranžinė, geltona, žalia, rožinė bei raudona. Kur jūs matote vaivorykštės vėliavą? Akivaizdu, jog tokiems kaip Orlauskas vaivorykštė taip įstrigusi galvoje, kad vaidenasi visur. Artūrčikas nusprendė pasisakyti net klimato kaitos klausimų. Vienoje savo laidoje renginių vedėjas tarė. Mus vis gazdina ir gazdina, kad pasaulinis atšilimas jau taip atėjo, taip atskubo, jau taip, kad jau čia visi praktiškai peršilę. Su trumpom maikutėm praktiškai vaikšto, tik reikia ant viršaus susidėti dar mėgstinuką ir paltuką, bet šiaip tai atšilimas toks baisus, kad net 50 laipsnių šaltis mostelėjo Amerikoje. Čia iš didelio atšilimo. Ką? Tu sakai, kad nėra globalinio atšilimo, nes JAV buvo didelė pūga ir labai šalta? Kaip įmanoma būti tokiam bukam? Žiūrėk, kaip mažam vaikui paaiškinsiu. Klimato tarša sukelia klimato kaitą, o klimato kaitos padariniai gali būti įvairūs. Globalinis atšilimas, globalinis atšalimas. Taip pat tai gali būti kritulių padidėjimas, tornadų padaugėjimas, pūgų pagausėjimas, bet kas. Tu dabar paimi vieną padarinį ir sakai, kad jo nėra, nes yra kitas padarinys. Orlauskas, būdamas nekompetentingas šioje srityje, sugalvoja avims savo tiesą ir pateikė ją kaip bendrą faktą. Nuostabu. Tiesiog. Klimato atšilimas ir vis reikia klimato atšilimas, reikia kelių milijardų ir visos vyriausybės krauna milijardus, kad atšaldyt klimatą. Kokiu būdu pinigais galima atšaldyti klimatą? Ne atšaldyti klimatą, o pristabdyti klimato kaitą. Paprastai, pavyzdžiui, investuojant į mažiau taršų transportą ar į atsinaujinančios energijos šaltinius. Jeigu jūs nesuvokė tokių paprastų dalykų, daugiau neturiu jums ko pasakyti. Kokiu būdu pinigais įmanoma pavalgyti? Artūrčikai. Tačiau visų svarbiausias Artūro melas įvyko prieš 6 mėnesius. Feisbukas komikas apkaltino Olegą Šurajevą vogiant žmonių suaukotus pinigus iš 1K fondo ir netgi palaikant Rusiją. Šurikas šitas, tai yra
puikiausias ruso pavyzdys, kuris gali ant antirusizmo tipo kovodamas už Ukrainą užsidirbti visą krūvą babkyčių. Savaime aišku, kad Orlauskas puikiai žino, kad gali nueiti į 1kfond.org ir pasižiūrėti, kaip buvo išleistas kiekvienas fondo centas. Jis tiesiog pasirenka bukai meluoti, nes kaip kitaip įtikti avių bandai, kuri tave žiūri. Tu privalai eiti prieš bet ką, nors puikiai supranti, kad tas žmogus viską daro gerai. Bet jau esi nukeliavęs tiek toli, kad privalai eiti prieš kiekvieną dalyką. Prieš sistemą. Taip pat Orlauskas nusprendė priminti jau kokį 10 kartą. Ta vaizdo įrašą iš farų ir visą laiką tik juo argumentuoja, kažką sakydamas prieš Olegą. Jeigu taip mėgstate priminti kitų praeitį, Artūrai, nepamirškite, jog 2011 metais jūs pašalino iš socialdemokratų partijos, nes mėginote išlaužti atostogaujančio ligoninės direktoriaus duris. Kažkaip jaučiu pareigą pasakyti, kad 1K fondas viską daro labai skaidriai, patikė ataskaitas už kiekvieną išleistą eurą. Ir aš labai myliu šitą bičiuką, kuris kalba video, bei visą fondo komandą, kurie beje yra savanoriai, tai yra negauna nei 1 euro. Tai aukokit į 1K fondą. Ačiū. Vėlgi, kaip mes be hipokritiškumo. Iš pradžių Orlauskas sakė, kad Olegas negavo apmokėjimo, todėl rašo tokius postus. Šurikas negavo apmokėjimo, Šurajevas ir metė tokį postuką. O dabar sako, jog jis vadovauja Šimonytei. Čia jisai vadovauja Pišui šitai Šimon. Tai kas ką moka ir vadovauja, Artūrai? I'm not like that, but you wanna stop and search for a pack of man. Retkarčiais geriausias pasaulio komikas mėgsta pagražinti skaičius, bei nepateikti šaltinių, kurie pagrįstų jo argumentus. Kalbėdamas apie mirtis nuo koronaviruso skiepo, Artūras Orlauskas pasirėmė ne kuo kitu, nei pripažinto antivakserinės propagandos skleidėjų Robertu F. Kennedy jaunesniuoju. Kad šuolis tam pačiam Izraeliui, būtent po 2-3 skiepo mirčių perteklinių yra toks didelis, kad nematyti sąsajos tarp vaisto šito vartojimo ir mirčių gali tik visiškas kvailys. Taip pat kalbėdamas apie vakcinų šalutinį poveikį ir jo perteklių, Orlauskas pasakė. Ir kad šalutinis poveikis tą sako ir garsiausi mūsų profesoriai jau, kurie sakė priešingai. Ir dabar sako, nu jo, šalutinio poveikio biški per daug. Kokie profesorių, Artūrai? Pateik nors vieną pavyzdį arba parink nors vieną citatą. Neužtenka pasakyti garsiausi pasaulio profesoriai. Na, o šaltinių nebuvimo Orlausko vaizdo įrašuose temą užbaikime štai šioje sakiniu. Va čia atsakymus patys kiekvienas ir susirasit. Judam toliau. Tai kokia jūsų video esmė, Artūrai, jei žmonės patys turi ieškoti atsakymų? Viskas to ir pasakyta. Jūs dabar gal paklausit. Arnai, bet kokia šio vaizdo įrašo esmė? Tu parodai vietas, kur Orlauskas meluoja bei veidmainiauja. Bet kas iš to? Mes jau žinojom, kad jis bukas. Na, aš tiesiog manau, kad dauguma jūsų Artūrą Orlauską žinote kaip tą bičą iš šeimų maršo. Tačiau nebuvo susipažinę su jo turiniu internete. Be to, gal šitas video bus pakankamas argumentas jūsų tėvams ar močiutėms ar seneliams, kurie vis dar žiūri Orlauską, kad jau užteks tikėti tokiais kvailiais kaip Artūrčikas. Aš peržiūrėjau vos 2 ar 3 valandas jo kūriamo turinio, o parsinešiau tokį šūsnį įrodymų, kad jis meluoja ir veidmainiauja. Orlausko kanale yra 100 valandų tokio šlamšto. Tai galima tik spėlioti, kokio šūdo yra prikalbėjęs šis padlaižys, kuriam net sakinius reikia tikslinti, kad alkoholikų bendruomenė žiūrint jo vaizdo įrašus neįsižeistų. Gerų visiems metų, gerų. Blaivių. Ką, kaip supras blaivių metų? Rytoj mano vardadienis. Nuo melo blaivių metų. Ai, šaunuolis Artūrai. Artūras Orlauskas dažnai mėgsta kartoti, kad tiesa ateina. Tiesa aušta, šviesa, dar kartą pakartosiu, jau vis stipriau ir stipriau šviečia. Lietuvos dangus šviesėja, po tamsos visada ateina šviesa. Mes jau išmokome atskirti, kas yra melas, kas yra tiesa. Noriu ir jums palinkėti, kad galvos prašviesėtų ir atskirtume tiesą nuo melo. Šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote. Jei video pasirodė naudingas, būtinai paspauskit like ir užsiprenumeruokit kanalą. Na, o šį video užbaigsim linksma nata. Tai yra Artūro Orlausko perliukais. Čiau! Kodėl turi būti pigiau? Ir ne ūkininkai, ir čia aš, Izvinite, pagerėjo. Bet užtat labai saugu. Čia slušnys jo. Jei reikėtų gerą žuvį tokią užvinioti, kad jinai baigtų vaidinti durnelę, aš prieš tai dar papasakosiu anekdotą. I'm not like that, but you wanna stop and search for a pack of man. Can't like man darted, karate, they wanna cut my hand. I'm like that.
so I get nervous when I sight me a transit van. Feds on me from when I can stand quiet, I'm from a place where you pack, man. PC wants to give me time, man, them he's bugging a lot.